Labą dieną, esu Andrius Vizakauskas, krepšinio akademijos Žalgiris treneris. Šiandieną jums turėsiu tokią treniruotę, kad jūs dirbtumėte namuose, to vadinamo jau beveik karantino metu. Labai gaila, kad jūs būtumėte sportuoti, bet aš galvoju, kad mes turėsim gerą laiką šiandieną kartu. Taip pat truputį įsijungiam galbūt treniruotę, kad būtų mažiau kalbų, daugiau darbų. Pats truputinis pratimas yra paprasčiausias iššūkis truputį riešas į apačią, į viršų, į apačią ir turime padaryti 30 sekundžių, į apačią, į viršų, pirštais, deltų, kaklų neliečiu, judinam, pirštukais, kad pajausti pirštus, priešus, truputį sušildyti, truputį riešus sušildėm, tada yra labai paprastas pratimas, bet to pačiu šildantis ir greitinantis rankas, neliečiant kūno, sukti kamuolį aplink liemenį, į vieną pusę 30 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30. Ir lygiai taip pat, kuo greičiau, galima padaryti rankas, viskas tas pats į kitą pusę. Dabar jūs skaičiuojate patys, pabando 30 kartų apsukti kuo greičiau aplink liemenį kamuolį. Ir aš galvoju, kad rankas jau bus po truputį sušildę. Bandom toliau, kuo greičiau. Esminis dalykas, kad neliestų kūno. Ir dabar visą tą patį pakartosite aplink kelius. Tai į vieną pusę galvą pakeltą į kamuolį. Nežiūrite, geras greitis, kuo greičiau, kuo geriau. Į vieną pusę 30 kartų prasukam, ir prasukam į kitą pusę 30 kartų. Tai kuo greičiau, galvos pakeltas, į kamuolį jokiais būdais nežiūrim, kamuolį reikia jausti, o ne į jį žiūrėti, nes jeigu žiūrite į kamuolį, tada nematote konkrečių savo komandos laisvo draugą. Ir dabar viskas tas pats į kitą pusę 30. Geras greitis į kamuolį nežiūrim. Tada po truputį pereinam prie aukštesnio truputį lygio. Tai yra aplink galvą sukimas, aplink kaklą 30 kartų. Kuo greičiau, svarbiausia, kuo greitesnės rankos, kuo greitesnės rankos. Tada į kitą pusę. Kuo greičiau, ne virš galvos, aplink galvą. Ir dabar po truputį sujungsime tam, kad truputį kojas sušildyti. Vienas aplink galvą, kitas aplink liemenį, kitas aplink kojas, aplink pilvą, aplink galvą. Ir sukam kuo greičiau, tuo smagiau, prasisukam į vieną pusę, į kitą, kojos, labai smagiai. Ir dabar viską tą patį pakartosime į kitą pusę, kuo greičiau. Ir aš galvoju, kad po biškutį galime jau apšildinėti ir bus pakankamai geras truputį apšilimas. Tada įjungiam truputį kojų darbą. Vieną kartą suku aplink kelius. Abiem rankom kamuolį perdavimas aplink abu kelius. Antrą kartą kelius aplink vieną kelią. Visą laiką tą pačią pusę. Kairę koją statysime atgal. Tai yra aplink 2 kelius, aplink vieną. Aplink 2, aplink vieną. Aplink 2, aplink vieną. Aplink 2, aplink vieną. Ir kuo geresnis, kuo didesnis greitis, kuo yra smagiau, pagreitinti rankas. Sukame apie 30 kartų, tai yra maždaug 30 sekundžių darbas, labai geras. Ir tada tuo pačiu jau kada pabaigiam, po kol aš kalbėjau, tada aplink 2 ir jau dabar dešinę koją atgal aplink vieną. Aplink 2, aplink vieną. Aplink 2, aplink vieną. Aplink 2, vieną. Ir kuo greičiau, kuo geriau. Pabandom. Visi. 30
kartų, 30 kartų, kuo greičiau, kuo geriau. Esminis dalykas, kad pagreitinti rankas kartosiu dar daug kartų šitą, kuo greičiau rankos dirba, kuo geriau. Ir dabar viską tą patį pakartosime. Kairę koją statysime į šoną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną. 30 kartų padarom. Ir dabar viską tą patį padarysime dešinę koją statydami į šoną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną, aplink du, aplink vieną. Į kitą pusę. Labai greitai, kuo greičiau rankas, kuo greičiau kojas. Ir stengiamės nežiūrėti kamuolį geriausiai nujausti. Ir dabar tas toksai vadinamas, kur galima paskiau pereiti truputį prie driblingo, tai yra tarp kojų, kamuolio sukimas, kuo greičiau, tuo geriau, didžiulis greitis, kamuolį prižiūrime ir yra irgi 30 kartų, tai yra vienas kartas būtų 1, 2, 3, 4, nugarą tiesi, plati stovėsena, galva pakelta, sėdžių krepšiniui pastovėsena vadinamai, ir gero greičio ir viską tą patį pakartosime 30 kartų, tik tai kamuolį jau suksime iš galo ir kuo greičiau. Pečių juosta dirba kartu su kamuoliu, geram greityje 30 kartų. 30 kartų prasisukam, galva pakelta į kamuolį žiūrim, gero greičio. Po truputį pratimai vis sunkės ir pereisim prie to vadinamojo driblingo. Taip, kad duokit geros energijos savo, gerą treniruotę, nenabodžiaukit. Tikiuosi, nors vienas yra pasirinkęs ir žiūri mumis, tai labai būtų smagu ir gera. Dabar jungsime viską tą patį, tik truputį artėsime prie pačio driblingo ir jungsim truputį kojų darbą. Lietuviškai sakant, o amerikonai sako footworką, tai dabar kaip darau tarp kojų, tai vieną koją į priekį, kitą atgal. Ir darau dar kartelį, vieną į priekį, kitą atgal. Ir geram greityje plačios kojos, jokiais būdais nedarom žirklių. Yra plačios kojos, per maksimum per pusę pėdos pėdą yra kojų darbas ir geras greitis, kuo greičiau, tuo geriau. Vienai 30 kartų. Judam geram greityje, kuo greitesnis kojos, gera stovėsena, galva pakelta, į kamuolį žiūrim. Jaučiu, kad po truputį baiginėjat. Ir dabar viskas tas pats, tik tai jau dabar darysime iš galo kamuolį, prieš tai darim iš priekio. Viskas tas pats, kojos dirba taip pat. Ir geram greityje padarome iš galo 30 kartų. Jau einam po biškį į pabaigą, nes jeigu geras greitis, tai yra maksimum 34 damas, jeigu spėtų 25, tai būtų šis fantastinis greitis. Ir dabar jau po truputį galim prieiti prie driblingo. Tai visų pirma spaudimas kamuolio. Ir labai svarbus yra kojų darbas krepšinėje, tai truputį jungti. Vieną mušimą turiu. Tada mes jau side step arba jab step. Tada kitas yra priekį, taip? Tai yra iš šoną, grįžti su mušimu, du mušimus turiu. Vienas iš šoną, čia grįžau. Tada eina į priekį, grįžau. Iš viso yra 4 mušimai ir 2 kartus pakeičiam kojų padėtį. Tai yra 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir geras, kuo greitesnis kojų darbas, tai būtų labai geras darbas. Ir pabandom tai padaryti 30 kartų. Tai vienas į šoną, vienas į priekį 2. Ir kuo greičiau, kuo geriau.
stipriai spaudžiam kamuolį, vienas čia, šonas, priekis, šonas, priekis, šonas, priekis, šonas, priekis. Taip pat pakeičiam truputį ranką, kad būtų smagiau truputį. Ir abi rankas paliestume, viską darysime abiem rankom. Tai dabar yra dešinė koja į šoną ir į priekį. Viskas tas pats. Ir į šoną, ir į priekį. Ir į šoną, ir į priekį. Ranka prasidengia minėjai. Čia, čia, čia. Į šoną, į priekį. Į šoną, į priekį. Ir tai 30 kartų gera veikia. Pasistengėm kuo greičiau, žemoj stovėsimoj, į kamuolį nežiūrim, pabandom kuo didesnį tempą išgaudyti, kuo yra geriau. Ir dabar toksai eisime prie tokio vieno elemento, kuris lėmė to vadinamo in and out, į ir grįžtai lietuviškai išvertus, tai yra apversta U-raidė. Apversta U-raidė, bandysime ją visą laiką priešti su kamuoliu, yra veikia ir kada eina in, viskas gerai pasisuka, kada yra out, kada paliečiam žemę. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Tai yra veikia, kuo didesnis greitis, teisingas kamuolio valdymas, pastovi kamuolio kontrolė, turit kontroliuoti kamuolį, nepamesti. Tai dešinę ranką 30 kartų padarome ir viską tą patį pabandysime padaryti su kairė ranka. Aš galvoju, kad jūs per tą laiką jau truputį padarėte šiekis, tai dabar eina in, out, kairė ranka, tas pats viskas. Kuo greičiau, kuo geriau, U-raidė 30 kartų kairė ranka. 30 kartų kairė ranka, į kamuolį nežiūrim, stengiamės visą laiką kuo greičiau ir kuo stipriau, dirbti kūnų, kojų, kiek įmanoma, ir visą šitą padaryti kuo geriau. Dabar viską tą patį padarysime, tik tai tada išmoksim tą tokią vadinamą pauzę, pauzę į kišenę, 2 kartus mušime kamuolį, 2 kartus mušime kamuolį čia ir pabandysime atsinešti. Labai svarbu, kad delnas būtų šone, nykštys į viršų, jeigu kamuolį laikysiu šitai, tai yra neštas kamuolys, tai aš iš čia vieną ir atsinešu per dirbį ištiestą, čia galima pasakyti kišenę. Vienas, du, čia. Vienas, du, kišenę. 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 Ir tai 30 kartų. Vienas, du, kišenė. Tai yra vienas kartas. Ir tai 30 kartų padarome dešinę ranką. Ir paskiau darysite 30 kairę. Bet pabandykite kuo greičiau. Vienas du pauzelė, vienas du pauzelė, vienas du pauzelė. Ir dabar tada po truputį junginėjate kairę ranką. Su kairė, ypač kas yra dešinėrankė, truputį sunkiau. Bet tai nereiškia, kad būtų prasčiau. Tai yra vienas du kišenė, vienas du kišenė, vienas du kišenė, vienas du kišenė. Labai svarbu, kad būtų kamuolys ne į ausį kažkurtis, nestipriai atvažiuojamas atgal, maždaug kišenės vietoje vienas du. Ir tai 30 kartų atsinešame iš priekį kišenę, Labai turėtų smagiai gautis. Jeigu kaimynai, kaip sako, leidžia jums tą daryti, tai labai geras dalykas. Gal kažkas turite savo garažą ir taip toliau. Tai labai smagus dalykas. Dabar yra perėsime prie tokių dalykų kaip crossoveris. Tai yra vienas kontrolinis labai svarbu. Sumušau vieną kontrolinį šonę, tada darau crossoverį, sumušau vėl kontrolinį šonę, vėl crossoveris. Ir taip pabandysim padaryti 30 crossoverių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir taip daro 30. Truputį juda pečiai kartu su kamuoliu, nestovite visiškai vietoj. Kūnas turi dirbti kartu su kamuoliu. Perėmė į šitą pusę, pečiai perėmė į šitą ir tada žymiai gražiau atrodo ir
stipriai spausti kamuolį, driblingas gerai būtų, kad būtų visą laiką maždaug kelių, ar gali būti ir žemiau kelių, kad būtų pati amplitudė judesio pakankamai didelė ir plati, o paskui sutrumpinti ir pagreitinti, tai yra kiti pratimai, arba galima juos lengviau išmokti, kad mokyti pilną amplitudę. Dabar viską tą patį padarysime su crossoveriu, tai yra tarp kojų, between the legs. Taip, tai yra through the legs, kaip sakosi. Taip, sumušiu kamuolį, dešinė ranka, kairės kojos kelias eina į priekį, o kūnas į viršų. Atsistosiu šonu, galbūt kad geriau matytųsi, sumušiu kontrolinį, tada kelias į priekį, kūnas į viršų, tada darau tarp kojų. Sumušiau kontrolinį, kairė ranka, dešinė koja, dešinės kojos kelias į priekį, kūnas į viršų. Pečiai žemai, 1, 2, 3, 4, 5, kelias į priekį, kūnas į viršų, kad būtų patogiau, smagiau. Ir tą patį gaunu iš priekio, nugaras stengiamės tiesiai, ne taip kaip aš, nes aš jau truputį kukuotas. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir kaip 30 kartų padarome. Labai panašiai darėme mes prie kamuolio valymo. Dabar truputį įjungsime kojų darbą, kad ne tik stovėsime vis stabilinimo, truputį aptraukime ir kojas, keturgalvį ir dvigalvį, kuo stipriau, kad geriau galėtume stovėti gynyboje. Tai viskas tas pats, parodysiu pradžiai šoną. Sumušiau kontrolinį, stoviu vienoje linijoje vietos. Tada, kada darau tarp kojų, vieną koją truputį į priekį, kitą atgal, šiuo atveju kairė į priekį, dešinė atgal, bet tas pats kelias ir tas pats kūnas yra į viršų, o kelias į priekį. Pečiai turi būti išlindę iš kelių, o keliai turi būti išlindę iš pirštų. Tada mūsų labai geras bus pirmas žingsnis tam, kad galėtumėm startuoti, nes svorio centras jisai bus priekį ir žymiai sunkiau atimti gynėjų per jūsų kūną kamuolį. Jūs prisidengiat savo kamuolį kūnų, nes čia jeigu stovi gynėjas, tai mano galva, pečiai pridengia kamuolį ir man žymiai geriau yra užatakuoti, žymiai mažesnė tikimybė prarasti kamuolį. Tai dabar po truputį bandom rodau priekiu, tarp kojų, grįžti į liniją su kontroliniu, tarp kojų vieną koją į priekį, grįžti į liniją, tarp priekį, į liniją, į priekį, opa, opa, gero greičio, kuo greitesnės kojos, tuo smagiau ir tai padarome 30 kartų. Labai neblogai turėtų gautis, jeigu viską klausot ir žiūrit. Ir dabar sekantis yra tas vadinamas behind the back, tai yra už nugaros crossoveris. Irgi labai svarbu žema stovėsime. Praktiškai viskas tas pats, kas su crossoveriu tarp kojų, lygiai taip pat kelias, kad nemaišytų. Kelias eina į priekį, kūnas į viršų, sumušu kontrolį, kelias į priekį, kūnas į viršų. Kelias į priekį, kūnas į viršų, į kamuolį nežiūrime visiškai. Tai pabandom dabar, aš įstosiu priekiu, tai kelias į priekį ir jaučiam kamuolį, judam, kad būtų kuo smagiau ir geriau. Geriau pamesti kamuolį, tai tokiais būdais nežiūrėkime į jį. Bus daugiau naudos, pats pradėsite jausti kamuolį ir nereikės iš esmės, kaip sakau, paskau tobulintis dar papildomai, kad į jį nežiūrėti. Nes dauguma krepšininkų jau kūnų ypač žiūri labai stipriai kamuolį, dėl to treneriai paskui nelabai gali žaisti po, nes žaidėjas, žaidimas arba driveris nelabai mato kamuolį. Tai dabar viską labai panašiai, tik tai be kontrolinių. Prieš tai kontrolinį dirbtinį šonį visą laiką, o dabar jo neturėsime. Yra tas vadinamas crossoveris behind the back, už nugaros ir judame kartu su kamuoliu. Petys išlindė iš kelių, keliai išlindė iš viršų. Ir pasistengiam kartu su kamuoliu judėti. Kartu judėti su kamuoliu, kuo greičiau, kuo didesnis greitis, tuo geriau. Ir tai padarome 30 kartų.
kartų, geram greityje. Ir aš galvoju, kad jau būsim truputį apšilę. Dabar galėsim eiti prie sudėtingesnių dalykų. Tie sudėtingi dalykai iš dalies yra pakankamai lengvi, bet tuo pačiu yra labai sudėtingi. Dabar mums reikia to pirmo jausmo, to vadinamo in and out, mes jau pradžią pasidarėm, bet dabar mums reikia prasukti kamuolį šitaip ir sumušti šonę. Pradžiai be jokio kol darbo, paprasčiausiai in and out, kontrolinis. Dabar jau kūrai bėgiai negaunasi ant šono gulinti, yra in and out, sumušti. In and out, sumušti. Su kūnu dirbu kartu, rodau gynėjai, kad aš eisiu į vieną pusę, o paskiau eisiu kitą. Su kūnu. In and out, kontrolinis. 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 Tai taip padarome mes 30 kartų, 30 in and out, stengiamės kuo žemiau, pradžią rodžiau aukštai, bet stengiamės patį daryti iki kelią, tada jį žymiai sunkiau pasiekti gynėjai. Ir kitas dalykas, tas aš labiau kontroliuoju kamuolį, kada jis yra žemam ritmuje. Nes kada aukštai kyla, tai aš ilgą laiką, kol nuo žemės į rankos kiltų, aš jo nekontroliuoju. Kol nekontroliuoju, gali gynėjas jį perimti, galiu pats pamesti. Ir dabar viską tą patį padarome kairę ranką. Kontrolinis, in and out, kontrolinis, in and out, kontrolinis, in and out, kontrolinis, in and out, kontrolinis, in and out. Labai paprasti pratimėliai, juos paskui po truputį sujungsime, kad būtų nebloga kombinacija jums ateičiai. Žinau, kad net pirmokai šitus pratimus jau gali kaip jie padaryti ir padaro netgi daugumą, tik tai tam reikia skirti laiko, o mums kaip taip ir sudėliojau, kad dabar turiu galimybę truputį skirti daugiau šitam laiko. Tai dabar viską labai panašiai darysime, tik tai jau be kontrolinio, įjungsime tarp in and out crossoverį. Tai yra in and out, parodau, kad eisiu ten, darau crossover. In and out 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 crossover. Ir geram greityje pabandom juos padaryti. In and out crossover. Labai svarbu, kad kūnas judėtų, kuo daugiau judėtų. Tada gynėjai žymiai sunkiau gintis, nes dauguma gynėjai vis tiek nebuoja reikimo judesius. Tai dabar pasidaro 30 in and out crossover. Ir tada perėsim prie kito veiksmo. Tikiuosi jau padarėte, nes po kol kalbų jūs darote. Ir dabar viską tą patį, tik su crossover tarp kojų. Pamėginsim kamuolį, jeigu pavyzdžiui stengiamės greičiau pasimti, tai yra in and out padarom ir atsimena darėm tarp kojų. In and out 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 tarp kojų. Ir taip 30 kartų. Kelias į priekį, kulnas į viršų. Labai neblogai turėtų gautis. Nu va, reikia po truputį sušilom, aš jau sušilau truputį. Labai turėsim pakankamai ilgą treniruotę, tai galvoju, kol mes dabar per rungtynių atsigirimų nedarysime. Geriau pasidarom intensyvią gerą treniruotę maždaug 45 minučių ir tada mes galėsime pailsėti, atsigerti ir visą kitą. Ir dabar liko paskutinis tas crossoveris, kurį darėm prieš tai, tai yra su behind the back, tai yra per nugarą, tai yra in and out, behind the back, in and out, behind the back, in and out per nugarą, 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 in and out per nugarą. Ir tai padarėm 30 kartų. Ir bus labai neblogas mūsų treniruotės startas. Stengiamės kuo greičiau atlikti, kuo stipriau, kada efektyvumas didėja, iš kur tai yra gerai pradžiai išmokti, bet paskui reikia visą laiką greitinti, kuo labiau greitinti, stengtis į kamuolį, nežiūrėti kartos su darbo kartu, nes labai svarbu kamuolį jausti, o ne jį matyti. Ir tada mes galim po truputį pati perėti prie darbo sudėtingesnių dalykų.
bet jūs greičiausiai esat visi darę šitus pratimus pas savo trenerius, tik tai, kad dabar aš parodysiu dar kartelį, visi turbūt žinote, su treneriais dirbant kopėtėlėm, tai yra įlipau, išlipau, tokį darbą, kada treneris patėsi kopėtėlę, tai šiuo atveju kairė koja įlipau, išlipau, paėmiau priekį, išlipau, tai dabar tą patį pabandysime padaryti su kamuoliu varymu, ir tai yra futbolas, kuris naudojamas kaip krepšinio elementas, tai yra kairė, dešinė, išlipau. Kairė, dešinė, išlipau. Dabar esminis dalykas tas, kad jeigu parausi dešinę ranką, dešinė ranka, sumušu kamuolį, išlipu. Kairė koja, jeigu dešinė ranka, atvirkščiai ir paskiau dešinę. Ir tada dar vieną kartą sumušu ir vėl kairė įlipu ir dešinę. Kairė, dešinė. Kairė, dešinė. Po vieną mušimą įlipimui ir išlipimui. Įsivaizduokit, turite kvadratūką arba lankelį kažkokį ir jums reikia įlipti ir išlipti. Įlipau, tai išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Ir prie viso šito dar reikia sulenkti kojas ir jungti truputį daugiau kūno judesio amplitudės. Tai dabar aš viską tą patį jau truputį pagavo apginti, viską tą patį truputį parodysiu, bet kad būtų labiau arčiau krepšinio. Tai yra, rodau kairę koją, kada mušu kamuolį ir kviečiu, kad aš eisiu dabar šiuo atveju kairę pusę, nes kamuolys dešinė ranka. Tada atsistoju ant dešinės ir per vidurį ir grįžti atgal. Tai yra krepšinio elementas, kuris labai naudojamas dažnai krepšinėje, tai yra kairė, dešinė, išlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Ir jeigu jau supratote, kaip tą daryti, tada būtų labai gerai, kad tą padarytume žymiai greičiau. Žymiai greičiau, tai išlipau, išlipau. Išlipau. Ir kuo didesnis greitis, kuo yra geriau. Pamėginame dar keletą pasidarėmai greitį. Kamuolį visą laik spaudžiu, jį nežiūriu. Šitą išmokę jau turime labai gerus pradmenis krepšinėje. Gal jau turite. Tada mes pasikartosim tą, ką jau turite. Ir dabar yra kairė ranka. Bet išlikinėsime jau dabar dešinę koją pirmą, o paskiau kairę. Kairė koja truputį būna visą laiką priekį. Sumušiau, dešinę, kairę išlipau, sumušiau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Išlipau, įlipau. Jeigu kairė ranka, atsiminkit šitą dalyką, tai dešinę koja pirmą išlipau, paskui kairę ir įlipu dešinę, o paskui kairę. Ir dabar jau priartinam prie viso šito. Čia yra žingsniai tikrai, labai geri klausimai man patinka, tai kada tu spaudi kamuolį ir darai geram reikia, kairė dešinė, žingsnių čia jokių nėra, paprasčiausiai, kad tu ateisi prie žaidėją, pagąsdinsi, kad eisi ten ir nueisi žyžio, pagąsdinsi, kad eisi šiuo atveju dešinę, nueisi kairę, tai yra, jūs galbūt neturite kiekvienos namuose, tai dėl to mes darome viską vietoje, tam, kad būtų jums kuo daugiau naudos. Dar kartelį, kairė ranka, jau geresnis greitis, žema stovėsime, turiu sukristi, kada išlikinėjau ir kada išlikinėjau atsistoju. Sukristi, atsistoju. Sukristi, atsistoju. Sukristi, atsistoju ir gerą greičią. Gerą greičią, žingsnių tikrai nėra, kontroliuojam kamuolį, judam kuo greičiau, kuo smagiau. Po 30 kartų, jeigu jau padarėt, labai viskas yra neblogai. Tas man iš esmės labai smagiai atrodo. Ir dabar yra toks dalykas, kaip vadinamas kojų darbas. Turim kamuolį ir dribblingą. Anglų kalboje driblingas. Tai yra bandymas viso kūno. Ties driblingai šiandieną gal jau baigsim, bet yra labai svarbus dalykas, nes stovėsime, stovėsime,
dvigubai pavojingas, nes jis turi driblingą, daugybė jaunų krepšininkų turi problemą tam, kad atsistoja tiesiog kojom, blogoju stovės, tai pradinėjęs grandas pauzes, sužingsniuoja, pameta kamuolį. Tai mes dabar praeisim keletą pivotingo tokių pratimėlių, kairėje rankai kamuolys, kairėje ranka yra viršaus, tą vadinamą triple threat poziciją, kada aš galiu veržtis, kada aš galiu mesti, kada aš galiu duoti pergalę. Tai yra trigubai pavojingas, taip? Bet tik tada, kada aš galiu. Tai yra labai svarbus dalykai, tai dabar yra tas vadinamas jab step arba šortinis žingsnis, side step, kada pagąsdini su pečiu, kad eisiu į šoną ir tada einu čia. Taip? Tai mes darysime labai paprastai, be jokio driblingo, paprasčiausiai 30 kartų, tai yra pagąsdinu į vieną pusę ir einu į kitą pusę. Taip, grįžtu atgal. Jau, jab step, stoju šitą kamuolį, visą laiką turiu saugoti, nes labai svarbus dalykas yra kamuolio saugojimas, kamuolio priekį negaliu, nes paprasčiausiai jie atims gynėjas. Tai kišenės priekį kamuolio, vienas svarbiausių dalykų yra gera stovėsena, stoviu žemai, kamuolys kišenės stepiu, tai padarau jab step, dešinę koją ir tada jau atakuosiu po krepšiu. Ir vėl geras. Čia, čia. Į šoną į priekį. Į šoną į priekį. Į šoną į priekį. Ir taip padarome 30 kartų. 30 kartų padarome. Ateity paskalbėjai, jums dar žuosi užbaigimų iš šito viso varianto. Tai yra kuo didesnis greitis, pagąsdinant ir stoju čia. Pagąsdinant ir stoju čia. Ir dabar viską tą patį padarysime dešiniai rankų kamuolys, su kairė jab step ir čia stoju. Jab step, stoju. Jab step, stoju. Jab step, stoju. Ne? Ir tai padarome 30 kartų. Kuo didesnis greitis, tuo yra geriau. Čia atsispyrimas, ne šiaip sau sutrepsiu koją, o pabandau atsispirti ir eiti čia, nes ateity reikės valytis ir mesti kamuolį į krepšį. Ir dar vienas krepšinio elementas yra labai svarbus tas vadinamas kamuolio perkėlimas per galvą. Su tuo pačiu jab stepu, kada padariau čia, persinešiu kamuolį žemiau kelių, tada persikeliu, grįžtu atgal čia, persikeliu čia. Tai žemiau kelių, persikeliu žemiau kelių kamuolį, stovi gynėjas, įsivaizduokit priešais jumis, įsirėmęs ranką, jūs numušat ranką su alkūne ir jisai truputį atsitraukia ir jūs persikeliate į kitą pusę. Ir dar kartelį parodau ir tas jab step, traukiu žemiau kelių, persikeliu. Žemiau kelių, persikeliu. Žemiau kelių, virš galvos persikeliu. Žemiau kelių, virš galvos persikeliu. Tai vieną pusę padarome 30 kartų. Ir taip pat padarysime kitą pusę 30 kartų. Kai pertraukiu žemiau kelių, persikeliu per viršus. Žemiau kelių, persikeliu per viršus. Žemiau kelių, persikeliu viršus. Žemiau į viršų 30 kartų. Labai smagimas svarbiausias, tai mūsų žmogus ir mūsų šitą. Ir dabar koksai vienas dalykas irgi yra tas vadinamas step in arba žingsnis į priekį, kur dauguma krepšininkų labai mėgsta iš jo išmesti metimą. Tai pasimetu kamuolį į priekį ir įeinu kairę koją, ir atsistoju triple threat poziciją. Grįžtu atgal, pasimetu į triple threat. Pasimetu į triple threat. Tai dabar šiuo atveju atraminė koja arba pivotinė koja
yra kairė koja, stoviu ant dviejų kojų, pasivedžiu, staigiai įėjau, kuo greičiau. 30 kartų. 1, grįžtu atgal. 2, grįžtu atgal. 3, grįžtu atgal. 4. Ir taip darote 30 kartų. Kuo greičiau. Būtų smagu, kad ne pirma kojos eitų, o pirma eitų pečiai. Stoviu parpuolimo pozicijai, tada kelią išlindė, tada penis išlindė iš kelio, tada krentu į priekį ir paskui ateina kojos. Tada kai krentu į priekį, tada svorio centras yra visas priekyje ir tada būna žymiai greitesnis tas pirmas žingsnis. Žymiai greitesnis. Ir dabar tikiuosi jau esame padarę 30 kartų. Dabar viską tą patį pakartosime su dešinė koja, kuri eis į priekį, prieš tai jau kairė, dabar yra dešinė. 1, 2, sustoju. Grįžtu atgal. 1, 2, sustoju. Grįžtu atgal. 1, 2, sustoju. Grįžtu atgal. 1, 2, sustoju. Ir taip 30 kartų. 30 kartų padarom ir tada įjungiam po truputį, sujungiam pratimus tą, ką darom, kaip ir prieš tai, pradžiai viskas stovės, tai truputį driblingus, įmanautus su crossoverį sujungiam ir dabar po žingsnių prieiname prie to sunkesnio varianto. Tai yra, gavau kamuolį ir step in kairė koja, pagaisinam, kad mesti, tada kišu į kairę kišenę, pagazinus to jab step ir tada einu į priekį. Tai viskas labai paprastai. Tai dar kartelį pasimečiu. Triple threat, jab step, sustoju. Ateity nueisiu. Tai šitas elementas yra vienas svarbesnių, o ypač vaikų krepšinė, net ir suaugusių krepšinė, labai reaguoja į tos vadinamus metimus, apgaulingus metimus, tai jeigu pašauks gynėjas, tai jūs tik pulsite jau nebe 5 prieš 5, o paprasčiausiai pašauks gynėjas ir pulsite jau 5 prieš 4. Tai visą laiką, kaip sako, reikia pasitikrinti gynėją. Tai gavau perdavimą, pasitikrinam ant šoką, tada pagaizinau, kad tai su viena pusė ir paimti kitą pusę. Tai yra labai svarbus krepšinio elementas ir aišku, labai mažai kas jį daro, bet tikiuosi, kad jūs darysite, naudosite ir būsite labai geri krepšininkai, garsins mūsų akademija Žalgiris ir tuo pačiu Lietuva. Tai dabar viską tą patį pakartosime. Buvo kairė koja pirmojo, tą patį dabar darysime su dešinė koja. Dešinė koja pasiėmiau, pasigaisinau, slepiu kamuolį ir einu į kitą pusę. Dešinė koja, triple threat, jab step, einu į vieną pusę, gąsinu į kairę, einu į dešinę. Op, op, op. Ir dabar labai paprastai. Step in, triple threat position, take to shot, jab step ir cross step nueinu. Dar kartelį. Step in, triple threat position, jab step, cross. Labai paprasta, bet labai efektyvu. Tai dar kartelį greičiau, pasigalim norėt. Grįžtu atgal. Step in, čia, visą laiką pakelti bent jau iki vartos kamuolį, galima patikėti, kad būtų žemoj stovėsimo, pasigaistam su jab stepu ir nuėjau. Labai galvoju, kad buvo nebloga treniruotė, smagiai praleidom juos laiką, bent jau vienas tikrai mačiau, kad stebėjo, nes uždavė klausimą, o kuo daugiau stebės, to bus įdomiau ir linkiu nelinkėti jums per atostogas, stengiamės prisijungti prie mūsų akademijos treniruočių, kad grįžę į aikšteles būtume nepraleidę programos. Gerai, visiems geros likusios dienos.
jau nesusirgti